pažiūrėsime, kaip bus trečią kartą, juolab, kad čia nežais avantiūristiškai. Jarusevičiaus perdamas kairėn, neblogai pamatė atsidengusi Michailovičių, jungiasi į ataką Tavaresas ir čia jau gali kilti pavojus, smūgis, šalia vartų skrieja kamuolys, o ten dar susiduria pergalė, šį kartą šeimininkų, futbolo akademija Šiauliai, taip pat vienu įvarčio skirtumu 2-1 įveikė Vilniaus Riterius. Gerai, Sidis Onoko priima kamuolį, perdavimas, pavojinga situacija ir Olcesas gelbsti savo vartus. Pradžia Haidara jungiasi į ataką Baltrūnas baudos aikštelė, žiūri kam perduot kamuolį, pavojingas perdavimas, šiek tiek nespėjamas, Stankevičius virš vartų. Varžovų vartams pozicijoje. Nutašė. Nepataiko į kamuolį Haidara, Gustas Jarusevičius, ten tryse buvo vienu metu 3-3, dabar jau Sūduvo žaidėjų daugiau, bet kairiam krašte yra Michailovičius, Nemanija. Na, ar bus galimybė smūgiuoti, Gusto Jarusevičiaus smūgis ir Žalgiris įsiveržė į priekį. Na va, tas dėsnis irgi pasitvirtino, Sūduva geros progos neišnaudojo, Gustas Jarusevičius smūgiu kairę koją siunčia kamuolį į dešinį apatinį vartų kampą. Gera Žalgirio pozicinė ataka, tas pats Gustas laiku pamatė kairiame krašte buvusi Nemanija Michailovičių. Taip švelniai pasakysiu, na gal jie nėra tokie tempiantys lyderiai, vedantys paskui save komandą, tačiau tikrai vaizdo aikštėje negadina, o šitas Gusto Jarusevičiaus įvartis Marijampolėje gali būti apskritai vienas svarbiausių Žalgirio įvarčių. Čia perdavimas Antalės, gerai atrita kamuolį, Verbickas ir jeigu ne Uzočiukvu, rezultatas galėjo būti ir 2-0. Puikiai Žalgirio ataka, na ir čia Laurai Livijui Antaliui, Gustui Jarusevičiui taip pat. Na, Matulevičius išsisuka iš pradžių Sakurai, po to nuo Lausono, randa Michailovičių, o čia jau gali būti pavojinga 3-3, Michailovičius virš vartų, bet vėl labai pavojinga ataka ir Michailovičius turėjo galimybę ne tik smūgiuoti, dar buvo ir Ovidijus Verbickas kitam krašte, dabar vėl geras perdamas ten į kairę Michailovičius. Daug Žalgirio žaidėjų baudos aikštelė, Jarusevičius, ar bus smūgis kairė koja, bet šį kartą virš vartų. Ir vėl situacija, ir pažiūrėkite, 5 Žalgirio žaidėjai, na ir beveik nuo kiekvieno Marui Haidara. Na, buvo toks jausmas, kad nuošalė gali būti užfiksuota, o dabar vėl geras perdamas ten į kairę Michailovičius. Daug Žalgirio žaidėjų baudos aikštelė, Jarusevičius, ar bus smūgis kairė koja, bet šį kartą virš vartų. Ir vėl situacija, ir pažiūrėkite, 5. Po to mačiau dar turbūt padarė pastabą jaunesniam komandos draugui, kad gal galėjo ir jam 3 kamuolį. Bet vėlgi, Giedrius stovėjo, čia perimtas kamuolys, Burba ir 2-0. Ir štai ką reiškia, Gustas Jarusevičius grįžo į startinę sudėtį, ne šiandien, prieš kelias rungtynės. Įvartis Motiejus Burba, pusę sezono atlošęs B komandai, šiandien grįžo, na irgi ne šiandien grįžo, vėl įvartis. Tiesiog jauni lietuviai, na jie nėra visai jaunuoliai, jau užsidirbę savo vardą tam tikrą, šiandien įrodinė, kad jais pasitikėti verta. 2 smūgiai. Na ir viena iš paskutinių atakų, čia gali būti pavojinga, perdavimas. Smūgis virš vartų skrieja kamuolys buvo, bet Michailovičius, beje, Nemanija Michailovičius, jau sakiau, pirmame kėlinyje, dabar galiu pakartoti čia situaciją, kai jau gelbsti Motiejus Burba, Stankevičius virš vartų. Ir svarbu labai, kad jie yra atakuojantys žaidėjai, numeris 6 ir Styvas Lausonas, numeris 8 viduryje. Kairėje Maras Haidara, čia pavojinga situacija, Burba baudos aikštelė, kairė koja, perdavimas, smūgis ir įvartis. Livijo Antalis, na jau galima sakyti, siunčia į labai stiprų knockdowną. Motiejaus Burbos rezultatyvus perdavimas ir Žalgiris džiaugiasi dar vienu tiksliu smūgiu.
97 Livijon Talio įvartis žaidžiant už Žalgirį. Matote Žalgirio nuotaikas, aišku, švenčia ir Čiovas. Kendišas. Beneta perėmė kamuolį. Sidisonoko. Jeigu reikėtų rinktis, kuris iš... Ir čia įvartis krenta, norėjau kaip tik kalbėti apie kuris iš Sūduvos žaidėjų būtų vertas įvarčio. Norėjau sakyti Sidisonoko, bet pasižymė 17 numeris Nojus Lukšys ir kelia stadiono tribūnas. Vis tik tai svarbu yra ir garbės įvartis, šiek tiek ir vilties. Kita vertus, futbole kartais būna stebuklų. Gali pirmauti, aš dabar jau daugiau nei pusės minutės praėjo. Taip, viskas. 1-3. Tokį galutinį rungtynių rezultatą fiksuoja Mindaugas Jackus.